Sveiki! Šiandieną parodysiu, kaip apskaičiuoti kelionės išlaidas. Atsiverčiame Skaterwicket puslapį, Privat, Skater. Bibliotrafik, spaudžiame čia. Odra for resor, spaudžiame čia. Beräkna ditt reseavdrag, spaudžiame čia. 24 metais mes deklaruojame už 23 metus. Žymime čia, nesta. Pasirinkame transporto priemonę. Aš važinėju nuosavu automobiliu. Atstumas nuo darbo iki namų yra 22 km. Nesta. Mano atveju yra visuomeninis transportas, bet laikas man netinka. Žymiu čia. Savo nuosavą automobilio aš nenaudoju darbe. Žymiu čia. Nesta. Dabar reikia įrašyti laikus. Kai važiuoju automobiliu, iš namų išeinu po 7:15. Namo grįžtu 16:45 minutės. Jeigu važiuočiau visuomeniniu transportu, iš namų man reikėtų išeiti po 6:05. Namo grįžčiau tik tai 17:45 minutės. Nesta. Dabar reikia pažymėti darbo dienas. Atsiverčiam suflerį, Arbeitstage per År. Matome, kad 23 metais buvo 252 darbo diena. Mano atveju aš turėjau atostogas 21 dieną Liepos mėnesį. Iš 252 reikia atimti 21. Gaunu 231 dieną. Rašom. 231 diena. Aš neturėjau papildomų išlaidų keliam, tiltam, keltam. Todėl rašau 0. Nesta. Gautas rezultatas yra 25 410 kronų. Šitą skaičių reikia įrašyti į deklaraciją. Kompensuojama suma bus 30% nuo sumos, kuri viršė 11 000 kronų. Primenu, kiekvienas atvejis yra unikalus. Jūs turite naudotis tik tai skaičius, kurie reikalingi tik tai jūsų apskaičiavimo. Ačiū, kad žiūrėjote.